Ką tik praslinkom iš miesto. Iš miesto, iš kaimo centro. Ėjom pasivaikščioti. Kaimo. Ką? Kaimo. Mažiai, Sabinilas beveik kaip kaimas. Iš tikrųjų mes esam, tikriausiai nesakiau, bet sakiau, kad mes dabar apsistoję esam Sabinil miestelis toks yra. Netoli Steponas, apie 10 kilometrų. Ir, labai mažas miestelis, net nepavadinčiau miestelis, dėl to ir juokiuosi, kad kaimas, tai turi labai mažą centriuką čia, žodžiu, beveik kaip bažnytkaimis. Tai ką tik paršliaužiam, iš tikrųjų turi tokią uostą gražų, ten daug turistų, žmonės sėdi, poilsiauja. Tai yra, ką čia pamatyti, irgi visai faina. Bet beidamas sugalvojau, kad reikia papasakoti, nes senai bepasakojom, kaip mums čia sekasi, kas čia pasikeitė, kokia dabar situacija yra. Tai, nes pirmą video dariau, nežinau, kiek laiko praėjo, kiek mažai mes jau čia esam. Vasaris, kovas, balandis, 3. 4 gal mėnesius. Nepilnai kažkur 4 mėnesius. Tai tie irgi sako, aš irgi tada papasakosiu. Tai ir tie pasidalins savo įspūdžiais, neypatingai gerais, ane? Tai va. Kas buvo? Fredis jau kažką pridirbo. Žodžiu, visiems tiems, kurie planuoja atvykti dabar, mes esame Costa del Sol pakrantėje, kur yra ir brangiau, bet ir labai gražiau, manau. Čia yra mūsų subjektyvi nuomonė, nes buvom ir Alicantės regione. Tai gražu ir ten, bet čia yra kur kas gražiau. Čia yra labai žalia. Alicantėje dažniausiai yra daug ruda, apart parkų. Tai va. Ką norėčiau pabrėžti, ar ne, nes klausėt dėl atvykimo į Ispaniją, kaip gražu, labai, dėl atvykimo į Ispaniją, tai iš tikrųjų nerekomenduočiau vykti vasaros metu. Mes praeitą vasarą padarėme klaidą, atvykom, nežinau, gal buvo gegužės mėnuo lygtai, praeitais metais. Tai vakar praeitais metais prieš vasarą atvykom. Ne, buvo balandis, jo. Balandis, tai... Buvo balandis. Tai nuomos pradėjo drastiškai kilti, nes vasaros sezonų dažniausiai jos pakyla dvigubai. Ten, jeigu mokėjo 1000 eurų, ne dvigubai, meluoju, gali jos ir 4 kartus pabrangti. Tai mes, kai atvykome, mokėjom vieną sumą ir tada kiekvieną mėnesį vis brango, kad rugpjūčio mėnesį mums jau reikėjo už nuomą sumokėti mažiausiai, radom 3000. Bet, ten buvo tokie... Bet dažniausiai taip įvyksta, kai tu ieškai paskutinę minutę. Tai mes irgi nuomavomės vis po kelis mėnesius ir galiausiai prisilaukiam iki tokio didelio pabrangimo. Tai vis dėlto nusprendėm nebesinuomoti ir netaškyti pinigų tokiom nuomom ir grįžom į Lietuvą. Ir ten susitvarkėm savo reikaliukus, tai mes ten ilgai prabuvom iki sausio mėnesio. Tai grįžom tik tai sausį čia. Tai dėl to, kas nori atvykti, tai tikrai rekomenduoju nedaryti to nei pavasarį, nei vasarą, nes bus tikrai labai sunku mokėti didelės nuomas neadekvačiai, dėl to, kad čia tiesiog prasideda atostogų sezonas. Siūlyčiau pradėti ieškoti nuo rugsėjo, spalio, nes tada tikrai labai krenta kainos ir mes stebėjom pastoviai jau kelis metus tą rinką, nes jau kelis metus vis planuodavom čia keltis. Tai labai atsiranda ir tų ilgalaikių nuomų, nes tiesiog nuomotojai iš trumpalaikių nuomų vasaros sezonų pereina į ilgalaikės, nes kitų sezonų nėra tų nuomotojų, o vis tiek didžioji dalis pasiėmė čia butus su paskolom, tai tiesiog turi įsipareigojimus
ir jie dažniausiai čia turi namus jau antrus kaip atostogom. Tai labai dažnai galima rasti ilgalaikę nuomą rugpjūčio spalio mėnesį. Tai mes labai tikimės, kad mums tai ir pavyks padaryti. Tai va, kas dar? Jo, klausėte ir dėl gyvūnų. Taip, mes esam su gyvūnais. Tai iš tikrųjų taip, tikrai yra sudėtingiau rasti su gyvūnais. Normalu, ne? Jeigu mes turėtumėm pasirinkti, galėtumėm pasirinkti, nes čia tikrai žmonės gali pasirinkti, besinuomojančių yra labai daug ir norinčių rasti gerą butą išsinuomoti yra tikrai daug. Tai tikrai jie rinksis su gyvūnais ar be gyvūnais. Tai bet kita vertus, mes dar neturėjom tokių problemų. Aišku, kad buvo tokių problemų, kurio buto norėjome, negavome. Bet per, tarkim, programėlės, kur galima pasirinkti, kad turime gyvūnų, tai visiškai neturėjom jokių problemų ir anaiptol turėjom netgi butų, kur buvo paruošta, kad gyvūnai žinojo, kad atvyks, tai tikrai yra draugiški. Tai viskas priklauso nuo žmogaus, kas nuomoja. Tai kita vertus, galima žmogų suprasti, bet ir kita vertus, galbūt su gyvūnais kaip tik patikimiau ir būna didesnė tvarka kartais negu kažkokiam žmonėm išnuomoti, ar ne, neiškiem. Tai va. Tai manau, viskas priklauso ir nuo pasitikėjimo, kai susitinki su žmogum, ar jūs jiems šeimininkams patiksit, ar matys, ar jūs tvarkingi esat, ar taip toliau ir panašiai. Tai va. Kas dar? Lygiai tas pats dėl vasarą atvažiavimo ir tvarkymosi dokumentų. Iš tikrųjų, va čia bijau nusišnekėti, nes nesitvarkiam vasarą, tai tik tai girdėjau iš nuogardų, kad yra tikrai visame kame sudėtingiau, todėl kad vasara, dėl to, kad ir Ispanijoje įstaigos atostogauja ir viskas vyksta kur kas lėčiau arba išvis nevyksta. Tai va. Tai vėlgi, jeigu planuojat, geriau tai atidėti rudeniop. Jo, kas liečia dėl darbų. Kaip ir mes sugalvojom pasidalinti, ar ne, savo to kanulu, kaip mums sekasi, bet kas liečia dėl darbų, čia yra labai individualu. Tai, sunku kažką pasakoti, ar ne, ir teikti, kad Ispanijoje yra taip. Tarkim, nėra darbų Ispanijoje ir aš galėčiau galbūt tai pasakyti, ne, bet jeigu turit kažkokį reikiamą išsilavinimą ar reikiamas kompetencijas čia Ispanijoje, tai ir rasit tą darbą. Tai čia labai individualu iš tikrųjų. Tai kiek girdėjom, tai tikrai yra problema su darbais, tikrai yra didžiulė bedarbystė. Ką girdėjom, kas čia labai yra gerai ir matosi, kad pensininkam tikrai čia yra rojus, nes pensijos, žinokit, jeigu nusišneku, tai pataisykit, nes iš tikrųjų šiek tiek domėjausi, tai pensijos čia yra labai didelės, bet atlyginimai labai maži. Tai nebereikalo yra sakoma, kad Ispanija yra pensininkų rojus. Tai va, iš dalies galėčiau sutikti su tuo teiginiu. Kažkaip dar šią savaitę ir pagalvojau, ar ne, labai dažnai girdžiu, nežinau, gal jūs girdit, negirdžiu dabar, bet seniau girdėdavau tos teiginius, kad ateis pensija, senatvė, tai tikrai išvažiuosiu į Ispaniją ir ten gyvensiu. Tai mūsų su vyru biškutį kitokios svajonės yra. Mes tikimės, kad pensiją leisim Lietuvoje, tikimės, kad leisim kokioj Šilutėj ir kaip lietuvių bobulės ir senukai gyvensim kokiam pirmam aukšte daugiabutį ir stebėsim kaimynus. Tai juokinga, bet visų svajonės yra skirtingos. Tai mes dabar norim čia gyventi Ispanijoje, tiksliau negyventi, tiesiog paragauti Ispanijos. Ar čia norėtumėm tikrai gyventi visą gyvenimą, nežinau. Galbūt norėčiau ir Prancūzijoje pagyventi, ir Belgijoje pagyventi. Tai tiesiog mūsų pasirinkimas yra paragauti kažko kito ir pakeliauti ir pamatyti kultūros ir parvežti į Lietuvą.
Bet ar gyventi visą laiką Ispanijoje, nu, nėra mūsų tai kažkokia didžiulė svajonė. Bet galbūt tai įvyks, galbūt mes čia kažkada sakysiu, kad mums labai labai patinka. Na ir žodžiu, iš tikrųjų nebelabai žinau, ką ir papasakoti. Atsakiau tos klausimėlius, kur gavau žinutės iš kitų, tai va. Apie mokyklą tai iš viso dar kol kas nekomentuosiu, todėl kad nesam ragavę. Iš tikrųjų sutikom vieną lietuvę. Prieš tai girdėjom labai gerus atsiliepimus apie mokyklas, bet nesenai sutikom kitą lietuvę, kuri gyvena mūsų apskrityje ir vaikas iš ispaniškos mokyklos perėjo į nuotolinę, nes jie labai nepatenkinti. Tai čia, manau, vėlgi labai individualu, labai nuo mokyklos priklauso. Tai va, šiaip galiu pasakyti, ar ne ką girdėjau, bet čia vėlgi būtų tokia nepatikrinta informacija ir galbūt klaidinga. Tai kol kas apie mokyklą nedaug ką ir galiu pasakyti. Kai galėsim, kai pradėsim, paragausim, tada ir pasidalinsim. Na ką? Iš tikrųjų klauskit, jeigu kažkas domina, ko nesu paminėjusi, tikrai faina yra dalintis, tai fainai, jeigu jūsų daugiau čia atvažiuos, nes tikrai labai trūksta. Iš tikrųjų tie žadėjo pasidalinti, papasakoti kaip vaiko akimis, tai iš tikrųjų joms, nuoširdžiai pasakysiu, joms čia nepatinka, bet manau vaikams yra didžiausia siekiamybė draugai, dabar ypatingai. Tai labai čia sudėtinga, iš tikrųjų labai daug pensininkų seniorų, neįsižeiskite, kaip ten sako, žmogų iš kaimo gali išvaryti, bet kaimo žmogaus niekaip, tai pas mane daug kaimo, tai žodžiu. Tai jo, Ispanijoje nėra labai daug jaunimo, yra, meluoju, bet tiesiog, kai nelankai mokyklos, tai tiesiog toje aplinkoje nelabai ir sutinki tų bendramžių kažkaip. Tai mano vaikams labai jų trūksta. Tai kiek jau čia laiko esam, kaip ir sako, pripratom, viskas ok, bet jeigu pasakyčiau, kad rytoj grįžtam į Lietuvą, tai būtų pačios laimingiausios. Tai va, o tai realybė yra va tokia.